praeitie. Kas jau pasižiūrėjote į knygelę, turbūt matėte, kad šis eilėraštis, kaip ir kredo tos knygos, ankstesnės per 4 metus išleistos ir čia Vilniaus Karininkų ramovėje sutiktos Danutės knygos yra šios. Įmintos pėdos, 2014 metai, po angelo sparnu taip pat tie patys metai, kai pražysta žodžiai, jau žingsnis ir 2015 metai, mano žodžių karoliais buvo turtingi 2016 metai, pro sienos langą 2017 ir 2018 metais gražią pavasario popietę mes sutinkame 6-ąją knygą Suvirpus uždėtiems nakties. Mėlieji, šiandien šioje šventinėje popietėje skambės tik Danutės sukurtos eilės ir dainos, kurias pagal jos tekstus sukūrė jos bičiuliai, draugai, atvykę iš visų Lietuvos kampelių, čia ir Plungė, ir Klaipėda, ir Mažeikiai, ir visi kiti Lietuvos kampeliai. Šiek tiek apie Danutę, nors mes visi ją puikiai pažįstame iš jos nuostabių, švelnių, ramių, kartais spontaniškų eilių. Danutė yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Tarptautinės poetų, rašytojų ir dailininkų gildijos Vingis narė, Asociacijos Feniksai valdybos narė, Lietuvos menų mėgėjų asociacijos Branduma narė, pagrindinė poezijos ir dainų šventė Šilaičiuose organizatorė, atsargos karys, mūsų draugė, bičiulė ir ko gero tas žmogus, kuris geba savo eilėmis virpinti mūsų sielą. Miela Danute, kad ir kaip pati nenori, bet teks keletą pasakyti žodžių šiems žmonėms, kurie myli, gerbia ir tave kaip žmogų ir savo eilės. Prašau. Ačiū labai, Lukite, labai gražiai pristatėjai. Aš sakau, mano darbas yra rašyti, o skaitytojų skaityti. Ir kiekvienas daro tai, ką moka. Tai man kažkaip geriau sekasi ranka, tau balsu, skaitytojams mintimis, aš nežinau. Tai leiskit man šiandien neskaityti savo eilių, mielai pasiklausysiu, kaip jos skamba iš jūsų lūpų. O savo poezijos kelią pasakysiu, koks jis. Mano tėvukas rašė eilės, kolekcionavo titnagus, buvo be galo toks šviesuolis, abstinentas, šventas toks žmogus, tikintis į Dievą. Ir visą tai mumyse, 12 vaikų. Matyt, tas genas tėčio rado dirvą palankę ir nuo mokyklos laikų nedrąsiai, žinoma, tik draugams, tik artimiesiems rašydavau. Paskui dainuodavom turistiniuose žygiuose prie laužų. Paskui atėjau į virtualią erdvę ir draugų paraginta išėjau į viešumą. Mano krikšto mama ten sėdi, Vilija Dobrovalskienė, jinai rekomendavo, pirmiausiai mano eilėraščius pradėjo ginti nuo plagiatorių, nes jie mano eilės nutrindavo pavardę, kaip savo įsikeldavo. Paskui rekomendavo į rašytojų sąjungą, nepriklausomų rašytojų sąjungą, tai kaip ir labai dėkinga visiems, kurie mane palaikė kelyje, kurie drąsino, kurie atviravo, nes ta paletė temų priklauso nuo skaitytojų.